Jau pradedam jau. Jo. Tad labas vakaras visom, labas vakaras lyderiam, labas vakaras konsultantėm. Be galo smagu, kas esat čia, kas negalit. Šitas įrašas tikrai atkeliaus pas jūs. Nežinau, kad mes turėsime valandą labai labai ypatingo laiko, bet pirmiausia sveikinu jūs su gražiais rezultatais, su tai, kad augate pačios, su tai, kad auginate savo žmonės, savo grupės, tai, kad bendraujate su savo žmonėmis, kad motyvuojate, kad įkvėpėte, nes vis tik Mary Kay verslas yra santykių verslas ir kiek mes gebame būti santykių su savo žmonėm, tiek mes galim augti ir klestėti. Tad, mielosios, šiandieną mes turime labai energingą viešnią, Julija Škulov. Aš nežinau, gal lyderės dalinosi, nedalinosi, Julija siuntė labai gražią tokią skrajutę su savo pasiekimais Mary Kay. Ir tai yra kelionė į Dalasą, 7 deimantinės kamanės, 1 žiedas. Jau 8, atsiprašau, apsiskaičiavau, jau 8. Viską sugadinai, iš naujo įrašą daroma. Ne. Puikiausiųjų dvaras, 2 kartus Double Star statulėlės, virš 50 ketvirčių konsultantė žvaigždė. Daugiau nei pusė iš jų superžvaigždė. Mary Kay kompanijos mūsų filialo Power klubo narė. Julija, skamba viskas labai labai ypatingai, bet aišku, už to yra didelis darbas, ar ne, yra kasdienis darbas ir tas, kuris ne visą laiką būna toksai šventiškas, ar ne, kaip viskas surašyta šitoje skrajutėje, nes kamanės pačios neatskrenda. Ir dėl jų reikia darbuotis, ir dėl kiekvienos iš jų, ne tik dėl pirmosios. Ir šiandien noriu tau užduoti keletą klausimų apskritai apie pradžią ir žingsnelius toliau. Ir man yra be galo smagu pakalbinti tave. Iš tikrųjų, mes ir bendravę taip daugiau nei ypatingai. Aš nežinau tavo istorijos. Aš pagalvojau, kad aš tikrai nežinau tavo istorijos ir man pačiai bus labai įdomu sužinoti. Ir labai kviečiu visas, kurios esate šitame susitikime, mėgautis to, semti tai rieškučiais. Aš net nebejoju, kad čia yra tas lygis lyderių, konsultančių, pas kurias jau yra užrašinė ir rašiklis šalia. Ir merginos, jeigu kokie klausimai, nepalikit jų vėlesniam laikui. Žinote, ateina ta mintis ir paskui ne kažkur bėga ir pabėga, nes dar kažkas svarbiau, dar pasižymėkit arba iš karto rašykite į klausimų tą skiltį, į chatą. Ir tikrai padarysim taip, kad liktų kelios minutės ir labai tikiu, kad Julija juos atsakys. Tai va, nes šiandien yra ta galimybė pasiimti maksimum, nes prieš jūs yra lyderė, kuri sistemingai eina šituo keliu, labai sistemingai. Tad mokytis tikrai yra iš ko. Ir aš manau, kad pačios geriausios istorijos, pačios labiausiai įkvepiančios, motyvuojančios yra tos tikros istorijos. Tad, Julija, labai labai smagu ir gal pirmas klausimas, aš manau, toksai klasikinis klausimas, ar ne, ir visą laiką visom yra įdomu, iš kur tos moterys ateina į Mary Kay ir kaip tu atradai Mary Kay, koks tas pirmas buvo susitikimas, koks tas pirmas įspūdis buvo? Aš, jeigu leisit, visų pirma, noriu su visais irgi pasisveikinti, nes už kadro čia biškiau pabendravom, o per įrašą noriu irgi pasisveikinti ir pasveikinti konsultantės, kurios dalyvauja jūsų klube, su pasiekimais, nes tai yra visada nuostabu, kad jūs naudojatės galimybėmis, kurias duoda kompanija, kurias jums dovanoja Julita. Ir galite dalyvauti mokymuose, nes iš tikrųjų tos tikros istorijos, kaip sakė Julita, greičiausiai yra tai, kas labiausiai įkvepia mus Mary Kay.
nes yra technika kažkokia, kurią galima išmokti, o va tos tikros istorijos, kada tu supranti, kad tu ne viena, kad tu eini tuo pačiu keliu ir kad jeigu jinai galėjo, galiu ir aš, tai yra labai svarbu. Ir man taip biškai keista klausyti apie save, kada mane pristatinėja, ar Jolita sako, kad aš ten tokia ir tokia, kaip ne apie mane sakoma visiškai, kažkaip apie save keista girdėti. Ir noriu iškart prisipažinti, kad aš jau kokią pusvalandį žiauriai jaudinuosi, tai jeigu biškai nusišnekėsiu, tai Jolita mane nukreipk, prašom. Mano trumpą istoriją iki Merikei gal aš pasakysiu ir tada pasistengsiu greitai pereiti prie to, kaip aš susipažinau su Merikei, nes šaknis yra tame, kad aš esu gimus visai ne Lietuvoj, aš gimus Estijoje. Ir ten augus 20 metų savo gyvenimo, turiu vyresnį brolį, mamą, tėtę. Ir tiesiog baigus, aš esu anglų filologija, kaip matot, nieko bendro, nesu grožio, nesu kosmetika, nesu verslų jokių, niekom absoliučiai, tiesiog anglų kalba ir tiek, net nemokytoja, tiesiog filologija. Ir prieš baigiant universitetą užsienį susipažinom su mano būsimu vyru studentų laikais, taip sakant, ir teko atvažiuoti gyventi pas jį į Lietuvą. Nulis lietuvių kalbos buvo, nulis prieš 24 metus, absoliutus nulis. Pirmas žodis, kurį lietuviškai aš išmokau buvo baldai, nes tai yra ant visų sienų, kada važiuoju autobusai, važiuoju į Lietuvą, visur buvo baldai, baldai, baldai. Tai pirmas žodis. Ir baigiau universitetą ir atvažiavau jau tada gyventi į Lietuvą pas jį. Dirbau trupučiuką mokyklui, dirbau trupučiuką anglų kalbos sekretorė. Amerikėje atkeliavau tokiu būdu, kad visą savo gyvenimą aš turiu labai probleminę veido odą. Nuo paauglystės aš sirgau peroraliniu dermatitu kažkur 12-13 metų. Teko labai pakentėti, kol tėvai man rado tinkamą gydytoją, kuri man padėjo. Ir matyt, dar genetiškai turiu kažkokią linkusi odai kažkokias problemas ir problemas su kraujagysliais, tai po pirmo gimdymo man vėl buvo paūmėjimas, šiai dienai man yra nustatyta veido rožinė jau pakankamai keli metai. Aš manau, kad jinai atsirado dėl genetikos, dėl streso, dėl tam tikrų dalykų, kurie vyko mano gyvenime tada, bet visą savo gyvenimą man priežiūros tema buvo aktuali. Aš ieškojau, kas man galėtų padėti, aš ieškojau kažkokių mėginukų, parduotuvėse kažkokias pagalbos, kažkokių specialistų, odos gydytojo. Visą laiką kažkaip sukasi šitas dalykas. Ir su Merike aš susipažinau per savo naują nagų meistrę, kurią man prieš 17 metų parekomendavo jums visiems žinoma Jelena Liaudinienė, kuri tada buvo ne Liaudinienė. Bet mes su ją draugaujam jau virš 30 metų iš tikrųjų. Taip, ir taip biškį pasigirsiu, Merikėje atėjo mano rekomendacija iš tikrųjų. Tai va, aš labai džiaugiuosi, nes, man atrodo, kad čia yra vienas toks, labai geras atradimas Merikėje kompanijai, mūsų Jelena. Labai džiaugiuosi, labai ją myliu. Tai va, jinai man parekomendavo nagų meistrę, pas kurią aš atėjus, pamačiau Merikėje katalogą tiesiog pas stalo. Tai buvo pirmas kartas, kai aš išvis girdėjau šitą pavadinimą. Iki tol turėjau nesėkmingą patirtį su Avon kosmetika, atsiprašau, nieko blogo nesakau, tiesiog, mes skirtingai dirbom, taip sakant, kompanijos, bet man nepasisekė. Šitoje vietoje netradau ten savo priežiūros. Apie Merikėje nežinojau nieko ir jinai man pasiūlė pravesti grožio pamokėlę. Mano laimė tai buvo dirbanti konsultantė, kuri vedė grožio pamokėlės, siekė karjeros ir aš tuo metu laukiausi antro vaiko ir sakau, aš to išeisiu į dekretą ir tada pravesit man pamokėlę. Taip ir atsitiko, mane iškart sužavėjo produktai. Aš labai aiškiai pamačiau ir pajutau skirtumą ir aš iškart norėjau viską, ką jinai man pasiūlė. Žiauriai buvo man brangu tuo metu, bet aš labai džiaugiuosi, kad mes su ta konsultantė radom išeitį ir jai buvo gerai, ir man buvo gerai. Ir po to, žodžiu, pusę metų, kiekvieną kartą, kai aš ateidavau pasitvarkyti nagus, jinai mane kalbindavo tapti konsultantę.
Jinai man visą laiką sakydavo, Julija, tu būsi tokia nuostabi konsultantė. Aš jai sakau, Giedrė, ar tu išpratėjai? Aš nekalbu lietuviškai, aš nieko nesuprantu apie kosmetiką. Aš nemoku skaičiuoti, aš tą nemoku, tą nesuprantu, ne, čia visiškai ne man, aš nieko nebūsiu konsultantė, ne. Ir tiesiog, kai po pusę metų baigėsi jau visos mano priemonės, mūsų geras skaičius privalumas 40% mane įtikino ir aš tapau konsultantė. Ir labai džiaugiausi iš tikrųjų produktais, man tikrai labai pagerėjo odos būklė, labai daug žmonių tai pastebėjo ir pirmąją savo grožio pamokėlę aš pravedžiau po savaitės gavus startinį rinkinį. Jo, nors sakiau, tikrai ne. Bet kai buvau dekrete, sėdėjau namuose su vaiku, sūnui buvo 3 mėnesiai, kai aš pasirašiau sutartį, antras vaikas jau turiu dar dukrą ir sūnus, tai dukra šiai dienai jau 22 metai, sūnui 16. Tai pagal sūnų galiu matuoti savo Amerikai gyvenimą, taip sakant. Tai va, ir pravedžiau pirmą pamokėlę, buvo labai geras toks daiktas pas mus startiniuose rinkiniuose flipchartas, kuris labai palengvino visą šitą reikalą, tai nuostabus įrankis ir kai atėjo tiesiog merginos iš mano darbo aplankyti mane dekrete, aš sakau, ką merginos, reikia kažkaip linksmintis, ne? Kažką reikia veikti. Šampaną negersi maitinančios mamos, ne, tai reikia kažkaip linksmintis. Ir pasistačiau tą flipchartą, turėjau tik savo sistemą mišriai riebiai odai, tada naudoju ir su to, ką turėjau ir pravedžiau savo pirmą pamokėlę. Iš karto turėjau labai sėkmingą pamokėlę, labai gerą užsakymą, aš pardaviau už 750 litų, nors nieko neturėjau. Jo, nieko neturėjau, vat ką turėjau, vat startinis už 3 bazinius ar 2 bazinius tada buvo, ne? Vat tiek ir turėjau. Nes vienas dalykas, kurį gal šitoje vietoje aš norėsiu pabrėžti ir viena tokia pamoka, kuri eina iš to, kad aišku, pradžioje visada yra ta naujoko sėkmė ir mūsų versle entuziazmas yra be galo svarbus. Nes tu gali nežinoti ingredientų, tu gali kažko, gal ne pagal taisyklės daryti kažką, bet kai tavo akis žyba ir tu esi tame entuziazme ir energijoje, iš tave visos nori ir pirkti, ir šalia tavęs būti, ir viską, tai kartais net nebūtina, nereikia būti tobulai ir viską tobulai žinoti, kad pradėti kažką veikti. Pradėjau lankyti susirinkimus pas Viktoriją Vitytę, yra mano vyresnioji lyderė Viktorija Vitytė. Ir man tai buvo toks labai geras jausmas išeiti iš namų, iš pampersų, iš kasdienybės, į susirinkimą, atsitraukti. Ir tie susirinkimai iš tikrųjų man labai daug ką davė. Ir apskritai esu be galo dėkinga Viktorijai Vitytei, labai džiaugiuosi, kad jinai yra mano vyresnioji lyderė. Ir per mokymus, per susirinkimus, per renginius vyksta didžiausias augimas. Ir būtent ten prasidėjo mano mąstymo keitimas iš tikrųjų ir pamatymas ir galimybių ir taip toliau, ta prasme, tai buvo super. Taip prasidėjo mano kelias, pirmas buvo 4 iš karto žvaigždė, nes pradėjau po biškį vesti grožio pamokėlės, man tai buvo kaip hobis, iš tikrųjų galimybė išeiti iš namų, ir dar pinigai ateina, visai neblogai. Julija, galiu klausytis, ar ne? Vis tiek, kaip suprantu, čia tų draugų aplink neypatingai daug turėjai. Vat to klausimo nebuvau įrašiusi, ar ne? Aš nežinojau tavo istorijos. Iš kur tos moterys pas tave ateidavo į kosmetinius susitikimus? Nes žvaigždės dirbti, žvaigždės režimu, tai vis tiek turi vykti veiksmas. Labai geras klausimas. Aš turėjau tos pirmos draugės, kurios atėjo pas mane pamokėlę, į pasimatymą, taip sakant, tai vakarėlį šiaip, iš tikrųjų, jos nežinojo, kad bus pamokėlė ir aš nežinojau. Tai aš viską dariau pagal taisyklės, jos užpildė man korteles ir paliko man rekomendacijas. Tai pradėkim nuo to. Nes aš nežinojau kito būdo ir iš tikrųjų ta pirma pamokėlė, jinai buvo, aš net nebuvau dar nesusirinkime, nemokymasi, kaip žinojau, ką turėjau startiniam, daviau tas kortelės užpildyti ir, kaip mačiau ten flipchartį, taip ir padariau. Kitas momentas, iš svetimo rato, ne visai svetimo, sakykime, įdarbinau savo vyrą
Nu, ta prasme, labai taip trumpam. Jis man atnešė, buvo tada labai fani tokie kuponai gauti kontaktus prieš 16-17 metų. Ir jis kažkur mieste sutiko savo vaikystės draugę ir padavė į tą kuponą. Ir paėmė jos telefono numerį ir man irgi atnešė. O po to jau rekomendacijos. Bet čia buvo toks vienas momentėlis, kad aš labai bijojau vesti pamokėlės lietuvių kalbą. Nes aš labai, aš beveik nekalbėjau lietuvių kalbą dar, labai taip prastai. Ir visas rekomendacijos, kurios buvo lietuviškos, aš atiduodavau savo organizatoriai. Nes man buvo baisu. Įsivaizduojat kokią. Turėjau praeiti ir tą kelią. Žodžiu, ir dirbau tik rusų kalba iki to momento, kai supratau, kad nublemba, aš prarandu pinigus, aš prarandu žmonės, nes tie žmonės ateina man ir rekomenduojagi mane, o ne kažką kitą, ne? Ir, paėmiau pas Viktoriją užrašų knygutę, kur buvo grožio pamokėlė, lietuvių kalba, viską perrašiau savo kalbą, kad aš galėčiau tai ištarti kažkokiu būdu. Ir pirmas pamokėlės vedžiau su sąsiuviniu. Ir visą išprakaitavus pirmin atgal. Tai buvo baisu. O dabar sakyk, kaip pamatei galimybės, kad eiti toliau, ar ne, kad kurti komandą, nes yra faina, ar ne, iš karto žvaigždės režimas, vadinasi, yra pinigai, ar ne, yra klientės. Bet kaip pamatei tą galimybę, kad reikia kurti komandą ir eiti toliau? Apie komandą, tiesą pasakius, aš nelabai atsimenu, bet galiu pasakyti, kad tos galimybės, kad apskritai judėti toliau, nes žvaigždė pirma, iš tikrųjų, aš net negalvoju, aš tiesiog dariau, ką aš darau, ir kai liko 9 baziniai, man atėjo Viktorija susirinkime, sako, tau liko 9 baziniai iki žvaigždės, tai jau gėda nedadaryti, taip sakant. Aš šiaip, man jau buvo 30 metų ir aš paskutinė mano darbo vieta buvo skambučių centras, bet nesidžiaukit, skambino man, ne aš. Tai man skambučiai vis tiek buvo baisus reikalas. Bet aš galvojau jau tada, ką aš noriu veikti gyvenimą. Ta prasme, amerikiečiai atėjo pas mane būtent tuo momentu, kada aš labai rimtai pradėjau mąstyti, kaip aš gyvensiu toliau ir ką aš noriu veikti. Tiesiog aš to nesupratau iš karto. Tai visas galimybės pamatyti man padėjo, kaip aš pasikartosiu. Mokymai, renginiai, susirinkimai, bendravimai, nes gal man net neateitų į galvą ir kai tu tiesiog matai tiek nuostabių moterų, tu matai, ką jos daro, aš jau supratau, kad man patinka vesti pamokėlės, aš matau, kad man sekasi, visko būna, ne taip, kad ten rožėm viskas klota, bet aš adekvatus žmogus, aš suprantu, kad visko būna. Bet aš jau pamačiau, kad man po biškį pradėjo ateiti tos mintis, kad tai ir gali būti tai, ką aš norėjau. Ir didžiausia įspūdį man, tokia kaip smūgį į galvą, sakykime, atėjo, buvo toks renginys pas Iloną Paulauskinę, jinai tada dar nebuvo šalies pardavimų direktorė, jinai buvo elitinė vedančioji, bet jinai jau darydavo tokius didelius renginius, praktiškai visai savo linijai, Druskų miške jinai darė. Ir tai buvo, kaip aš tada, aš pagimdžiau tada tą savo mintį, nes praėjo lygiai 9 mėnesių nuo mano atėjimo į kompaniją. Ir tai buvo pripažinimo renginys. Ir tame pripažinime man liko metai iki išėjimo iš dekreto. Ir aš pagalvoju, kad arba dabar, arba niekada. Aš turiu pabandyti padaryti direktorinę programą. Ir aš nežinau, irgi kas žinojo iš jūsų, ką aš nežinojau, šiaip šiuo metu aš esu antrą kartą direktorė. Čia mano antras užėjimas. Jo. Nes tada aš pradėjau praktiškai labai greitai direktorinę programą. Ir, palauk, čia buvo 10 metai, nelabai greitai, 12 metais tapau direktorė, reikėjo irgi išmokti daug dalykų. Ir tiesiog aš supratau, kad į darbą aš visada spėsiu grįžti, į paprastą kažkokį darbą aš visada spėsiu rasti, bet jeigu aš dabar nepabandysiu, aš gailėsiuos. Tai parodo, kad
visiškai nepriklauso nuo to, kad vieną kartą kažkas nepavyksta, ar ne, kad reikia grįžti atgal, bet kas Amerikai, manau, yra unikalu, ar ne? Mes galime eiti, mes galim truputuką sustoti, pamastyti, ar ne? Mes galim truputį grįžti atgal ir išmokti tam tikras pamokas. Tai nuo to niekas neatsitinka, ar ne? Sustiprėti ir eiti vėl į priekį. Kas tau yra direktorinis statusas, Julė? Direktorinis statusas, aš pasakysiu taip, turint omeny vėlgi, kad tai yra mano antras užėjimas, atsakymai labai skiriasi. Nes pirmą kartą, kai aš dariau direktorinę programą, man tas statusas man buvo apie algą, apie tokį vadinamą, kaip stabilumo statusą, sakykime, ne, kad jau direktorė, tai jau direktorė. Ir tai buvo, kaip pasakyti, būtent apie statusą labiau, aš pasakyčiau, ir apie pripažinimą, ir tokia, kad aš turiu darbą, ne, nes direktorė gauna algą, į kortelę ir taip toliau. Kai teko pakeisti statusą, grįžti konsultantės ir po to ateiti antrą kartą, tai kaip jūs, Jolita, teisingai pasakėte, daug buvo apmąstymų, kažkokio vertybių pasikeitė vertybės, supratimas, kodėl nesuveikė pirmą kartą. Ir aišku, šiai dienai direktorinės statusas ir mano pareigas, taip sakant, man yra apie atsakomybę, atsakomybės priėmimą pilnai 100%. Tai yra apie augimą, tai yra apie galimybės ir savo ir kitiems žmonėm, nes būnant direktorė, aš pati asmeniškai turiu daugiau galimybių ir daugiau galimybių prisiliesti prie daugiau žmonių. Ir tai yra kitokia aplinka. Nes kodėl aš grįžau į direktorės, nes aš supratau, kai vėl atsiradau renginį, mokymasi Pasilonoje, aš supratau, kad aš nebenoriu būti vėl konsultantė, kad mane tai netenkina, nes aš noriu didesnio, aukštesnio mokymo, aš noriu aukštesnio lygio, aš noriu būti kitur. Bet kartais reikia to, ar ne, kad įvertintumai, kad suprastumai apie ką tai, nes yra daug dalykų mes gyvenime turim, bet atrodo, vos ne tai, kad, ir ką, ar ne? Vos ne savaiminiai. Jo, vos ne savaiminiai. Ir tik tai jie kažkur tais, ar ne, tada supranti, palau, kaip aš nenoriu be to, aš nenoriu kažkaip tais kitaip, ten kokios mažesnės kokybės, dar kažko. Kas tau patinka labiausiai tavo veikloje? Man labai patinka vesti grožio pamokėlės, aš dirbu gyvai. Labai daug metų dirbu gyvai. Vienintelis laikotarpis, kai aš dirbau tik online, tai buvo be abejo karantinas. Ir aš esu labai dėkinga tam laikotarpiu, aš manau, kaip ir kiekviena iš jūsų, už naują įrankį. Bet kol kas labiausiai, kas mane įkvėpia ir kas mane pakrauna, tai yra būtent gyvos pamokėlės, gyvi žmonės, gyvos moteris, važinėjau ir Vilniuje, ir kituose miestuose, bet mes kaip tik ir su Nesa buvom Lenkijoje, neseniai mokymosi renginį ir kalbėjom su merginom, nes būtent mūsų linija mes daugiau dirbame gyvai, gyvom pamokėlėm. Jūsų linijos lyderės ir daug su grožio dėžutėm, online, labai pavydžiu jums šitoje vietoje, nes tai yra mano siekimybė, ne tiek grožio dėžutės, kiek aš tikrai norėčiau vystyti ir online. Man labai patinka prie to paties, kas man patinka dar mano veikloje. Man labai patinka filmuotis. Vaikystėje aš norėjau būti aktorė, jeigu ką. Ir man kažkaip taip visai fainai, tik tai, kad sugalvoti apie ką šnekėt. Bet kol kas neturiu dar to rezultato, toli gražu to rezultato, kokį aš norėčiau. Matyt, dar kažką netaip darau, dar kažką nesuprantu, gal dar mažai laiko praėjo. Yra, matyt, tam tikros priežastis, bet šiaip aš visai norėčiau vystyti ir online darbą. Nes norėčiau, kad turėčiau ir tokią galimybę, kad jeigu negaliu, tarkim, dirbti gyvai ar noriu kažkur iškeliauti, kad būtų be abejo ir antra koja, taip sakant, kuri duotų irgi tą tokią stabilumą. Visko gyvenime būna. Bet ateityje. Ir aišku, man labai patinka bendravimas ir mokymai. Julija, dabar paprašysiu tokią, pereisim visai į kitą pusę. O kokie
didžiausi iššūkiai yra buvę ir kaip tu juos įveikė, ne? Nes faktas tai, kad kiekvienoje gyvenimo srityje būna iššūkiai, ar ne? Ir tik tai arba mes peršokam tą duobę, arba krentam ir ją, užsiklojam, ar ne, ir sakom, ne, aš jau daugiau ne. Tai ką tu laikytumai didžiausiais iššūkiais ir kaip tu manai, gal kokios tavo savybės ar apskritai tas matymas, vizija, arba tas, kaip pradžiai sakei, kad aš esu sąmoningas žmogus ir aš suprantu, kad būna visaip, ar ne? Nebūna, kad visos moterys ateitų į kosmetinį susitikimą ir jau su, nežinau, išrašytų čekių dideliu. Aš trupučiuką patvarkysiu, aš sakiau nesąmoninga, aš buvau adekvati, o dabar aš gal jau biškai labiau sąmoningesnė. Nes sąmoningumo pradžioje nelabai buvo, aš galiu pasakyti irgi. Ir gal dėl to ir buvo ir daug klaidų, ir iki šiol aišku yra, bet tiesiog jau požiūris į jas keičiasi, čia yra svarbiausia. Nes ir klaidų, ir išbandymų, ir sunkumų visada yra, tiesiog keičiasi požiūris ir nuo to be abejo keičiasi ir sprendimas. Aš manau, kad didžiausi iššūkiai man buvo baimės ir kompleksai mano. Aš labai, sakau, man buvo labai didelis kompleksas, labai daug metų dėl savo lietuvio kalbos ir baimė kalbėti su žmonėm, kad man padarys kažkokią, kažką man pasakys, ar ten dar kažkas, ne, kažkokią pastabą ar dar kažką. Žinokit, aš jums galiu pasakyti, per 16 metų gal buvo porą žmonių, kurie man taip kažką pasakė ir gal porą komentarų internetu dėl mano lietuvių kalbos. Kažkaip nesusidariau su tuo. Matot, tiesiog baimė, mano kompleksas. Aišku, baimė skambučių, aišku, baimė atsisakymų, čia tokia standartinė, sakyčiau, ne, visos konsultantės per tą praeina. Ir aišku, man irgi atrodė, kad Amerikėje yra labai brangu. Čia tokia klasika. Tai su to reikėjo dirbti tik per praktiką, tik per kiekį žmonių. Tiesiog, kuo daugiau žmonių pro tave praeina, kuo daugiau grožio pamokėlių pravedi, kuo daugiau skambinė, tos baimės ir mažėja. Ir man labai taip pat patiko mokymosi Natalijos Nazarovos, mūsų vyresniosios lyderės, kažkada buvo mokymai. Ir jinai sakė taip, nebuvo komandos galvoti, buvo komanda daryti. Mažiau galvoti reikia, visokių nesąmonių. Tiesiog turi tikslą, pasidarai planą, eini ir darai. Ir mažiau tų mąstymų, oi, ką man pasakys, oi, ten tratata, trutata. Žinai, ką turi daryti ir darai tai, ką turi daryti. O šiai dieną aš pasakyčiau, iš mano tokių sunkumų, jau tokių sąmoningesnių sunkumų, aš pasakyčiau, yra disciplina. Mano silpnoji vieta, su kuria aš labai dirbu ir aš manau, kad aš labai patobulėjau per paskutinius metus, aš labai savim didžiuojasi šitoj vietoj. Ir pasakysiu dar gal vieną tokią, gal irgi jūs nustebinsiu, bet gal didžiausią dalį, aš su jumis labai taip pat atvirauju šiandien, didžiausią dalį savo Amerikėje kelio aš labai kovoju su savo puikybė. Niekada nepastebėjau, kad tu jos turėtumai. Matot, kaip aš gerai tvarkausi. Bet tiesiog kiekvieną kartą, kai kažkai, žodžiu, mane nuneša, aš gaunu ar filmas apie tai, ar dar kažkas ir aš save pagaunu, kad priminimas. Dabar biškutį vėl iš šono, ar ne, apie discipliną. Aš manau, kad čia yra, daugybės tas dalykas, kuris yra realiai pametamas, ar ne? O ypatingai dabar, kai tas laikas atrodo, jis tiesiog, diena, ar ne? Atsikėlė ir jau vakaras. Nes iš tikrųjų gyvenimas eina be galo dideliu tempu. Ir kartais aš girdžiu ir iš konsultančių, aš iš lyderių tą patį girdžiu, atrodo, susiplanavau, mėnesio pradžioje, mėnesis pasibaigė, aš dar prie plano nepriejau, ar ne? Atrodo, tą padarysiu, žiūrėjau, mėnesio nėra, liko tik planas. Aišku, galima perkelti į kitą mėnesį, bet taip galima iki begalybės, ar ne? Kaip tu tvarkaisi su savo disciplina? Ar galėtum pasidalinti?
Jo, discipliną aš tvarkausi tokiu būdu, kad aš esu vėlgi labai dėkinga savo aplinkai už tai, savo kolegiams, savo mokytojams, kad čia yra prioritetų klausimas, ką aš supratau, Mhm. ane? Mhm. Nes kad, kaip vat jūs sakot, gali būti planas, ten krūvo reikalų, dar prie plano net nepriejau ir Mhm. viskas. Tai labai, kada, sakykime, aš visų pirma yra suvokti, kad disciplina yra silpnoji vieta. Čia yra pradžia. Mhm. Ir tada tikslingai pasirinkti šitą sritį kaip tą sritį, su kurio aš noriu dirbti, kurio aš noriu Mhm. patobulinti. Ir sąmoningai, vėl tas žodis sąmoningai, su tuo dirbti ir žiūrėti, kur gal mažai žingsniukais, nes iš karto daug ten, pavyzdžiui, nu labai sunku, aš eisiu sportuoti, aš ten padarysiu tą. Ne, čia sunku ir čia tada žmogus save įvarinėja, nu čia aišku skirtingai būna, bet man taip neveikia. Aš esu mažų žingsnių žmogus ir aš esu sprinterė, trumpais, taip sakant, tokiais pabėgimais, aš ne maratonininkė. Ir tiesiog save verčiu, sakykime, ir priverčiu mažai žingsnis kažką keisti savo gyvenime ir savo planavime. Tai prioritetas yra toks, kad aš, pavyzdžiui, visada mėnesio pradžioje yra tam tikri dalykai, kurie aš turiu visų pirma padaryti. Nes jeigu aš jų nepadarysiu, visas mėnuo bus. Tai yra mėnesio planas, planavimas, tai yra laikraštukas, tai yra savo investicijų, ne išlaidų, investicijų planavimas, taip pat, ne, savo pinigų planavimas mėnesio, ir tai yra susirinkimai. Tai yra tie dalykai, kurio aš visų pirma turiu suplanuoti, kada aš vedu pamokėlės, kada aš darau skambučius, kokie man renginiai mėnesį, tai yra planavimas. Nuo planavimo viskas prasideda. Ir tada jau eina visi kiti reikalai, taip sakant, tada jau kažkaip, ir va tie prioritetai, jie man padeda, tiesiog aš suprantu, aš ieškau, kas yra svarbiausia ir kas labiausiai įtakos visus kitus dalykus. Reiškia, tai yra sportas, nes mano būsena įtakoja, kaip aš po to bendrauju su žmonėm, tai yra mano energija. Reiškia, mano planas, nes tai yra mano galva, su kuo aš dirbu, kaip aš planuoju, kaip aš matau, tai yra mano vizija ir aš esu tas žmogus, kuria vizija yra be galo svarbi. Tai irgi yra viena iš mano stipriųjų pusių, kurią aš supratau Amerikėje, būdama jau paskutiniais metais, kad mano vizija yra mano didžiausias įrankis. Jeigu aš matau, jeigu aš jaučiu, aš pradedu, žinokit, merginos, matyti filmus. Aš pradedu matyti filmus, kaip aš stoviu ten, kaip aš važiuoju ten, kaip aš gaunu tą dovaną, tą apdovanojimą, su kuo aš bendrauju, kur aš esu. Tai va, čia yra irgi apie mano galvą, apie mano būseną. Tai va, šitie visi dalykai pas mane yra prioritetai ir tada jau po to visi kiti dalykai. Ir vėlgi grįžtu prie to. Aš pagalvoju, aš suplanuoju, o toliau negalvoju, darau. Yra laikas galvoti ir yra laikas po to nebegalvoti. O tiesiog jau daryti tai, ką aš turiu daryti. Nu, man yra va taip disciplina, tiesiog, nes aš esu megalė, aš labai mėgstu miegoti ir jeigu aš galėčiau, aš miegočiau iki 12 dienos ir aš kartais save pati nespecialiai įstatau į tokius rėmus, kad aš turėčiau atsikelti, pavyzdžiui, nuvažiuoti, aš sakau, aš nuvežu vaiką į mokyklą tam, kad aš po to iš karto nuvažiuočiau į sportą. Nors galėčiau paprašyti vyrą tai padaryti, bet aš paimu tada savo, kad jau diena prasidėtų anksčiau. Nu, tokie kažkokie maži dalykai. Susitarimai su Nežinau, ar savimi atsakiau. ir neatsitarimai, ar ne? Taip. Jo, mes kartais, va, tiesiog, nu, kartais, nu, nėra viskas, va, taip, ar ne, kad vyktų. Kartais reikia tiesiog susitarti su savimi ir jo. Taip, taigi, aš normali. Man šiandieną buvo, kaip visada, laikrodis 6, užsimerkiau, prabundu, užsimerkiau, atsimerkiau, bet tik tai, vat, užsimerkiau ir atsimerkiau apie 10:07. Ir toksai, o tik dabar daryti, bėgti, nebėgti, paskui, nurimk. Va tas yra, Taip, kad, nu, nu, ne mes esame pasaulio visi pabaiga. normalūs, nu, pas visus būna visaip, bet kada tas visaip užgožia esmę, va tada prasideda, nu, ir tada prasideda atsikalbinėjimai, tada prasideda tas toksai nusivylimas, ar ne, betgi mes negalim pasakyti, kad nusivyliau savim, ar ne, mes tada sakom, vat, nepaėjo. O čia yra baisiausia, kada savim nusivylė arba, nu, vat,
Čia yra baisiausias. Čia yra Jo, tokie jo, bet spąstai. tik tas, jo, bet tik tas, kad savim nusivylimas būna dažnai, čia veikla šitą nepaėjo, merkiai nepaėjo, jau ne tai, kad Ne, aš aš kalta, ne? jo, nes aš turėjau daug reikalų ir kitų. Julia, dabar toksai, dar prie vieno klausimo norėčiau grįžti ir paskui prie tokių techninių dalykų. Vat irgi, ar ne, ir aš gal šiuo metu jau mažiau aš girdžiu, bet aš tikrai žinau, ir lyderiai su tuo susiduria ir konsultantės, ar ne, bet su tais palaikymais. Na, lyderis, jeigu jos jau eina šito keliu, jau jos tą kelią ėjo ir nuėjo, ar ne, bet ką pasakyti, kaip pavyzdžiui, ar tu visą laiką turėjai palaikymą, ar buvo kas nepalaikė, o kas labiausiai palaikė tave, kiek tau tai buvo svarbu? Va dar yra vienas toks niuansas. Oi, čia tokia, žinokit, plati tema, nes kažkur irgi, ar žiūrėjau ir klausiau, sako, nu, ta prasme, tu kada eini dirbti gydytojų ar mokytojų, ar tu lauki, kad tavęs kažkas ten labai palaikytų ir tau pasakytų, davai, varyk, aš tave palaikysiu, ten viską, nu, mes neturim tokių lūkesčių, ne, įprastai. Tai kažkodėl atėjus į tiesioginius pardavimus, į tinklinį marketingą, mes labai laukiam, kad mums nieks nelabai ką ir turi pasakyti, kad ten labai mumis tiki ar kažką. Bet norisi, aišku, kad bent netrukdytų pradžioje. Ir tai jau būtų didelis ačiū, ne? Nes irgi man labai patinka tokie ir trumpi rilsai, pavyzdžiui, aš žiūriu irgi auginančius visokiausius, aš žiūriu ir kitų lyderių iš tiesioginių tinklinių marketingų. Ir man labai patiko tokia mintis, kad iš tikrųjų, nu, niekieno tėvai ar nesvajoja, kad jų vaikas eitų į tinklinį marketingą. Ir tai yra visiškai normalu, kai tėvams tai yra biški, nu, ar jie nesupranta kažkokiu tokiu dalyku, ne? Arba vyras irgi ten niekada nesvajojo, kad jo žmona nueitų kažkokį neaiškų verslą ir jos nėra namie, ir jinai dar gydo jam smegenis po to, ir ten, žodžiu, nu, nes aš taip dariau. Ašgi labai žiauriai protinga tapau merkiai, suprantat, nu, tai reikėjo pasidalinti savo smegenimis ir savo protu labai. Va, nu, tai viena sau, be abejo, tai žinokit, su tėvais nebuvo jokių problemų, bent jau man niekada jokių priekaištų nebuvo. Nu, aišku, mano mama ten karts nuo karto sakydavo, kad kam tada buvo ta filologija ir visa kita, jeigu dabar, ar tau iš vis reikalinga dabar ta anglų kalba, aš sakau, taip, man jinai reikalinga, nes aš galiu žiūrėti, žodžiu, ir mokymus angliškai, ir ten Dalase man visai prireikia ir taip toliau. Nu, tai nesvarbu. Va, o su vyru kaip ir iš pradžių buvo gerai, bet buvo toks lūžis, nes aš, kaip ir minėjau, aš buvau dekrete, ir kai matyt jau nuėjo į tą kraštutinumą, kai jau nebebuvo balanso tarp šeimos ir darbo, va čia yra va ties pastai irgi. Kai matyt vyras pajautė, kad manęs tiesiog nėra namie, kad aš nevykdau savo pareigas naminės, kad vaikas ten, tarkim, nu, aš turėjau samdyti auklę, vaikas auga be mamos. Nu, žodžiu, viskas va taip va buvo ir buvo vienas toks momentas labai sunkus, nors mes su vyru va šiais metais jau švęsim sidabrinės vestuvės, bet buvo visko. Buvo visko, jo ir buvo ir toks laikotarpis, kai jau buvo ant ribos ir teko pakalbėti. Tiesiog reikėjo pakalbėti, aš turėjau suprasti jį, jis turėjo suprasti mane. Ir vienintelis patarimas tiesiog suprasti, kad mūsų artimieji, tas nepalaikymas, jis vyksta dėl to, kad jie už mus pergyvena. Jiegi nori mums geriausio, jie jūs myli, jeigu myli. Ne? Jeigu mes kalbam apie sveikas santykius ir kad iš tikrųjų yra meilė. Tai vyras reiškia, jis pergyvena ir jis nori geriausia ir savo, ir man, ir vaikams ir taip toliau. Nu, tai jis ne dėl to, kad jis nori su manim susipykti. Va, tai tiesiog iš pagarbos pakalbėti, paaiškinti savo požiūrį, kodėl aš tai darau, kodėl man tai yra svarbu, kuom tu nepatenkintas, ko tu iš manęs nori. Ir tas pokalbis buvo be galo svarbus, kuris pakeitė viską šitoje vietoje.
Nes aš turėjau paaiškinti, kad man yra svarbu daryti tai, ką aš darau, kad aš labai myliu šitą veiklą, tai yra mano savirealizacija ir kad jeigu tu nori, nes tugi mane myli ir tu nori, kad aš būčiau laiminga, tai va tai yra tai, kas daro mane laimingą. O jeigu aš būsiu laiminga, būsi laimingas ir tu. Jo, aišku, dabar tokių klausimų nebėra, ar ne? Dabar tiesiog... Jo. Matot, jau ir biški ir vaikai paaugo ir aišku, man irgi reikėjo rasti tą balansą pačiai. Tai buvo svarbu. Jo, kad kartais aš irgi girdžiu, ašgi ten važiuoju, ten visą kitą, bet vis tiek, kaip, negali visko paversti, tik tai aš noriu, man reikia, vis tiek mes turim kalbėtis, ar ne, kalbėtis. Taip, aišku. Čiagi šeima, tai reiškia, mes esame kartu ir mes turim susitarti taip, kad, ne tai, kad kompromisą, bet rasti būdą, kad visiems būtų gerai. Jo, kad visi matytų iš to vertę. Julė, dabar dar prie tokio grinai techninio klausimo, nes jau mes į pabaigą, mes realiai į pabaigą, laikas kaip vanduo, ar ne, aš sakiau. Mes pradėjom vėliau. 5 minutėm, taip, dabar jau mes tą aptarėm, kad tavo pagrindinės, mes turim tos 3 įrankius, ar ne, grožio dėžutės, online ir kosmetinius susitikimus. Ir tavo vis tiek tas stiprioji yra grandis kosmetiniai susitikimai. Dabar klientės ateina pagal rekomendacijas, ar ne? Tu dirbi pagal rekomendacijas. Ar galėtum pasidalinti kažkokiu savo kosmetinio susitikimu tokiu perlu? Ar ne, pavyzdžiui, kaip tu paprašai rekomendacijų PVZ? Arba kaip padarai užbaigimą? Bent sakiniu, žinau, kad nereikia visko išduoti, kiekviena turi susirasti savo. Aš galiu išduoti, merginos dievė, tik tai, kad tai bus, kad nebūtų per daug. Šitoje vietoj iš techninio rekomendacijas aš prašau ilgai. Pasakysiu tiesiai šviesiai, ta prasme, mano kalba yra ilgesnė negu norėtųsi, bet aš sakau labai tuos dalykus, kurie man labai svarbu, kad moteris išgirstų, tam, kad jinai man parašytų rekomendacijas ir ką jinai man parašys, kokius žmonės. Užbaigimą aš darau paprastai. Tiesiog paklausiu, ar jūs norit, kad aš jums šiandien pasiūlyčiau to, ko jums reikia. Viskas. Ir tada mes kalbame toliau. Ir tu tyli ir lauki, kol jos atsakys, ar ne? Taip, aišku. Ir laukiam. Ir viskas. Užsičiaupiam ir laukiam, kad jinai pasakytų, nori ar nenori. Apskritai apie tai kalbėti. Suprantat? Nes gal jinai ir pasakys, ačiū, šiandien nieko nenorėsiu, ką aš ten savo energiją švaistysiu. O rekomendacijas, aš nežinau, turiu laiko, galiu pasakyti, kaip man tikrai negaliu. Jeigu gali pasakyti, pasakyk. Jeigu tai yra svarbu jums, jeigu tai, ta prasme, bus naudinga. Aš pagal klasikinį variantą, aš paklausiu, ar jums šiandien patiko mūsų susitikimas, pasimatymas. Sako, taip. Ar buvo naudinga? Taip. Ar patikau aš? Taip. Ar aš sakau, tada aš, visai, aišku, aš taip jau laisviau bendrauju, bet esmė yra ta pati. Aš sakau, tada aš ramia širdim, arba tada aš nuoširdžiai noriu jūsų paprašyti rekomendacijų, kad jūs tokią valandą ir mane padovanotumėt savo pažįstamėms. Aš net neabejoju, kad tarp jūsų pažįstamų bus moterų, kam bus aktualu ateiti pas mane vienai tokiai valandai, atsitraukti nuo kasdienybės, atsipalaiduoti, sužinoti kažką naujo ir išbandyti tos priemonės, kurias aš būtent jai parinksiu. Bet aš turiu jums prašymą, o čia yra grožio kortelė, pavyzdžiui, čia yra kortelė, šiandien kaip tik dariau skambučius prieš Zoomą. Čia yra rekomendacijos, čia jūs galite parašyti vardus ir telefono numeris, bet aš jūsų paprašysiu kelių momentų. Visų pirma, aš labai prašysiu, kad jūs galvoj nusiimtumėt visus nusistatymus apie kitas moteris. Ar jos norės, ar jos turės laiką, ar jos turi pinigų. Čia ne mums spręsti. Jūs dovanojate galimybę. Ir tegul kiekviena moteris pati nusprendžia, ar jinai norės pas mane ateiti ar ne. Ir antras dalykas, kurį aš paprašysiu, kad jūs tas moteris perspėtumėt, kad aš jums skambinsiu. Tai yra jūsų pagarba toms moteriams ir pagarba man, pagalba, ne, kad jūs jas perspėt. Nes tada man labai paprasta kalbėti su moterimis, nes dabar,
žodžiu, ten, kaip išeina, man sako, jo, ten dabar daug sukčių, tratasko. Taip, prašau, perspėkit ir tada viskas bus paprasta ir gražu. Gerai. Ir aš sakau, jeigu jūs man parašysit visas 10, aš būčiau jums be galo dėkinga. Traukit telefonus, dirbkit, rašykit. Fantastika. Gerai, Biškį ilgiau, bet man tai veikia. Aš žinau, kad tai yra per ilgai, bet man, žinokit, rašo labai gerai rekomendacijas. Bet vis tiek tas yra, ar ne, kad būtų kitas susitikimas, dar kitas, na tai kuo daugiau gausim rekomendacijų, tuo daugiau bus užpildytas mūsų tvarkaraštis, ar ne? Kada užpildytas tvarkaraštis, tada šitoj veikloj pajamos visą laiką bus. Nebus kitaip. Taip, Julė, merginos, jeigu turit kokį klausimą, mes jau link pabaigos, parašykit, kad dar kokias 5 minutės galėtume skirti jam atsakyti. Tad rašykit dabar, jau tikrai paskui neberaginsiu. Ir ar galėtumėt, pavyzdžiui, pasidalinti, bent truputuką praskleisti tą, bet kokia tavo svajonė susijusi su šitą veiklą, su tavo keliu Merkiai? Jo, aš taip labai nedrąsiai iš tikrųjų, bet šiam momentui aš turiu keletą svajonių. Aš, tokių svajonių tikslų, aš pasakyčiau. Svajonė tokia saulės, kaip vadinamus Viktorija, saulės svajonė tokia, tarsi kažkur toli, dar toli, bet jau šviečia. Aš norėčiau, aišku, išeiti į top lygę, aš norėčiau tapti top lyderiam, nes mane labai jaudina top kelionės, į kurias jūs dabar važiuosite. Sekmadienį. Jo. Tai žinokit, kiekvieną kartą lyderio konferencijoje, kai rodo filmukus apie keliones, aš verkiu. Tai aš žinau, kad labai daug keliaujagi. Jo, tai man tai yra ženklas apie tai, kad tai yra tai, ko labai nori mano širdis ir siela ir protas ir kūnas. O toks artimesnis tikslas, link kurio aš jau artėjau labai, tai yra 200 žmonių verslo grupiai. Sekantis tikslas, kai tik šitą pasieksiu, bus 300 žmonių verslo grupėje. Aš noriu didelės komandos, nes aš puikiai suprantu, kad tam, kad būti top lyderiai, reikia kiekio nuostabių moterų. Ir paskutinis klausimas. Ką palinkėtum moterim, kurios vis kaip ir nori, kaip ir viena koja lygi tą, bet vis negali apsispręsti? Eiti toliau ar dar kažko palaukti? Tai vat klausimas, ko? Ko palaukti? Ta prasme, aš galvoju taip, kad čia yra 3 momentai. Tai visų pirma, iš tikrųjų laukti ko? Geresnių laikų, ar kai jaunesnės mes jau netapsim, taip sakant, šitoj vietoj. Deja. Kremas jo, bet aš turiu omeny, tikrai man rytoj nebus 20 ar poryt 18 ir energijos ir jėgos ir sveikatos daugiau tikrai neatsiras, tai jeigu ne dabar, tai kada? Kitas momentas, tas svarstymas ir blaškymasis, tai buvo mano irgi augimo zona ir nes kai tik kažkas nesigauna, vis gal čia ne man, gal ten kažkur, ten eisiu į stabilų darbą, ten šitos visos nesąmonės. Žodžiu, tai žiauriai atima energijos. Atima baisiai energijos, išvargina, atneša nusivylimą, atneša nereikalingų minčių ir po to tiesiog įkrinti į tokią ratą, į tokią mąstymo ir energijos būseną, iš kurios labai sunku išlysti. Labai čia reikia po to ant tiek nežmogiškų jėgų, kad išeiti po to iš tos būsenos. Ir iš tikrųjų, jeigu, tarkim, kyla tokių klausimų ir visgi yra kažkokių abejonių, aš savo laiku dariau savo tokį pratimą, kad aš tiesiog surašiau visus pliusus ir minusus. Ir viskas labai aiškiai. Jeigu jau, tarkim, reikia ne kažkokiu ten pamastymu, o kad tiesiog būtų aišku ir matoma. Pliusai, minusai ir kas blogiausia gali atsitikti. Blogiausia, tu gali atsitikti ten, kur esi dabar. Čia blogiausiu atveju. Arba tu nueini, arba nueini. Ir aišku, toks paskutinis aš pasakyčiau, kad jeigu tu nepabandysi, tai ir neturėsi šanso. O jeigu tu pabandysi, tu bent jau duodi savo šansą sužinoti, kaip būtų jeigu. Aš žinokit, taip su savo vyru susipažinau.
Šitoje vietoje. Aš galvoju, reik pabandyt. O kas man per galvą duos, žinokit. Va ir prašom, 27 metai kartu 25 santokoj. Nes aš turėjau kitą bachūrą tada, jeigu ką. O gal čia meilė, žinokit. Užsienį kurortinis romanas toks biški buvo. Čia šiaip prie žodžio, čia apie tai, kad aš jau labai seniai, aš jau labai daug metų žinau, kad aš geriau pabandysiu, negu aš po to visą gyvenimą gailėsiu, kad aš nepasinaudojau galimybę. Kartais reikia save, aišku, priminti šitos dalykus savo, bet tai veikia visur. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Čia žiūrėjau, kiek čia mes galim nueiti tuos asmeniškumus. Aš labai, žinokit, mano viena iš stiprių pusių yra, kad aš 100% nuoširdus žmogus, kartais net per daug kalbų, tai sakau, čia irgi mano augimo zona. Jo, ir ta valanda atrodo pralėkė kaip kelios minutės, nes iš tikrųjų, nu, labai labai lengva ir labai gera. Labai gera, toks liejas viskas. Dabar, aš nežinau, ar mane girdit, merginos? Ar mane girdit? Girdim. Puiku, nes iš mane kažkas tai buvo... Jau stringa vaizdas, bet girdim. Jo, merginos, ar turite kokį klausimą? Jeigu turite, tada vienas klausimas, na, maks. Ir jeigu leisit, aš labai norėčiau bent vieną kitą atgalinį ryšį irgi prie to paties, jeigu galima paprašyti. Ką išgirdat? Sau. Gerai, merginos, kas turit, dabar pirmas, kas turit klausimą? Keliat ranką arba rašot, arba jungiatės kamerą ir klausėt. Gerai, viskas, kadangi laikas tiksi, atgalinis ryšys. Kas gali pasidalinti atgaliniu ryšiu? Taip. Aleksandra, Violeta, nuo jūsų pradedu. Kaip mokyklai. Jo. Nu, kaip visada. Jeigu nėra savanorių, bus iškviesti, jo. Nu, pačiu jauniausiu, kaip visada. Paskui идет Aleksandra. Ja. Šiaip iš tikrųjų, Julę pažįstu tik tai kiek iš matymo, bet šiandien beklausydama labai daug kur save pamačiau ir tas mamos klausimas, ar verta buvo čia tiek mokytis tam, kad pardavinėtum lūpdažius. Esu jį gavus irgi ne vieną kartą ir tą profesiją kažkur link mokytojas panašiai. Man labai kas, net ir užsirašiau pamokėlės užbaigimo, ar jūs norite, kad pasiūlyčiau tai, ko jums reikia. Nu, geras, man toks geras šitas dalykas, kad wow. Aš neimsiu savo šitos garbės, čia yra Oksanos žodžiai. Ačiū jai. Jai linkėjimai. Čia yra apie aplinką, merginos, su ko bendraujate, iš ko mokinatės. Čia yra apie tai. Taip, kas dar pasiruošė atgalinį ryšį? Aš galiu pasakyti. Taip. Labai malonu buvo Julę matyti, aš irgi tik tai per susirinkimus iš matymo, bet jau ir iš matymo suprantu, kad tikrai esi labai nuoširdi, mėgsti labai atvirai pakalbėti ir irgi paantrinsiu Aleksandrai, šiandien išgirdau tokių dalykų panašių ir man, žinok, net lengviau pasidarė. Vat kai tu ten sakėjai, nu, vyras kažkur nepalaikė, galvo, nu, nereiškia, ne viena aš tokia. Ta prasme, nu, labai faina girdėti panašius dalykus ir labai didelė pagarba tau, puikiai gražiai kalbi lietuviškai ir tai iš karto matosi, kad esi darbštuolė, bitutė, išmokai kalbą ir taip gražiai pakerėjai per grožio pamokėlės visas moteris. Tai jo, ir išgirdau dėl grožio pamokėlių, nes šitoj vietoje šiek tiek atsilieku. Tai va, tokių gražių dalykų išgirdau, kurie tikriausiai man padės. Ačiū tau labai. Prašom, ačiū. Ačiū, Natalija. Taip, Violeta, pasakiau ir praleidau. Paskui Tai va, Violeta nemoka taip greitai telefonę įsijungti mikrofoną. Aš turėjau vieną klausimą, Julija. Jis man nuo pat pradžių kirbėjo. Kiek vidutiniškai pamokėlių vedi ir koks vidutinis tavo čekis kliento? Ar esi pasiskaičiaus? Už kiek vidutiniškai parduodi? Ar ne? Mano grožio pamokėlė dabar vyksta kažkur apie valandą. Taip, Sigita parašė, kad aš pato nepraleisčiau. Kažkur apie valandą. Mano statistika, aišku, su metais tik gerėja.
Nes Taip, kuo daugiau praktika. praktikos, tuo paprasčiau vedėja. Ir pas mane dabar yra taip, kad pas mane praktiškai kas antrą perka, jeigu net ne kiekviena būna, kad perka, nu statistiškai. Ir vidutiniškai, žinokit, nepasakysiu, kad aš nesu šitoje vietoje labai geras pavyzdys. Mano vidutinis čekis yra kažkur 70-80 eurų. Aš Ką reiškia tūkstančiais nesu neparduodu. geras? Ką reiškia nesu geras pavyzdys? Aš 54 turiu su ko žvaigždė. palyginti, žinokit. Tobulėjimo ribų nėra. Gerai, tvarkoj. Taip, Aš dabar taip. paskaitysiu Sigitos atsiliepimą. Palauk, aš atgalinį ryšį pasakysiu, aš uždaviau klausimą. Tai man iš tikrųjų labai patiko frazė, kurią tu citavai, Natalija Nazarova, galvoti komandos nebuvo, buvo komanda daryti. Tai va tu šitą ačiū. Puiku, ačiū Violeta. Ir dabar Sigita, man patiko labai rekomendacijų prašymas ir kad moteris prieš tai nuimtų nusistatymus. Patiko užbaigimas pamokėlės ir pavyzdys, kaip galima eiti per visas baimės. Ir nelaukti, kol visko išmoksim kartais. Tiesiog entuziazmas yra daug svarbiau. Pakeliu išmokstam. Neįmanoma, ar ne, neįmanoma išmokti visko, tu neįmanoma išmokti visų ingredientų, mesgi nežinom apskritai apie ką viskas bus. Gerai, kadangi jau tikrai įjungiu tokį skubėjimą, Rasita ir Inesa. Labas vakaras, aš tiesiog noriu padėkoti Juliai, nes buvo gera klausytis, labai didžiuojuosi jumis, tikrai kompanija su daug metų, bet aš turiu per daug visokių baimių, arba sakiau, per ilgai esu kompanijai ir niekada nedarau tokių didelių žingsnių. Tai aš tiesiog noriu suteikti galimybę išgirsti jūsų istoriją. Ačiū labai. Ačiū tau, Rasita. Ačiū labai. Inesa. Sveiki, Julija. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę susipažinti gyvai, tai tikrai labai patiko klausytis, labai daug visko išgirdau ir užsirašiau beveik pusantro puslapio. Aišku, labiausiai tai patiko apie užbaigimą, rekomendacijų prašymą, tai tikrai išgirdau labai tokių dalykų, kurių tikrai nesu girdėjusi prieš tai. Tai ačiū labai už nuoširdų pasidalinimą, ačiū labai. Gali man asmeniškai po to parašyti, Nesa. Ačiū labai, dar noriu paprašyti, kad ir 0,000 parašyti atsiliepimą ir dabar Simos atsiliepimas, nuostabus susitikimas, ačiū Julija, džiaugiuosi, kad teko sudalyvauti kartu su jumis, o spyrisi ten, kad reikia visada duoti savo šansą. Pabandysim, nesužinosim. Jo, širdingai tau ačiū ir Jums ačiū, Jolita, man didelė garbė, tikrai. Ir Julija yra kaip kandidatė į Go Give, būtent už šituos seminarinius metus ir kiekviena iš mūsų galim prisidėti ir galim pasidalinę tuo, kuo pačios praturtėjom su savo komandom, prisidėti, kad tų balsų būtų daugiau. Ačiū širdingai, ačiū tau labai ir širdingai ačiū VIP klubui, Power klubui, aš labai tikiu, kad tokie mokymai yra išties įkvėpimas, jungti savo žmonės, jungtis kartu, veikti, plėsti savo ribas, plėsti savo komandas, nes išties būtent per Power klubo mokymus mes išgirstam labai daug tokių paliečiančių istorijų, ar ne? Labai, kaip šiandien Natalija gražiai pasakė, aš labai daug radau panašių tų momentų. Iš tikrųjų, mes su daug istorijų, ar nesujungiam, kad ir pas mane tai buvo, vadinasi, ir aš galiu eiti toliau, viskas yra normalu. Ir kaip šiandien Julija sakė, kad, ir aš esu kaip normali moteris, ar ne? Jo, taip, ir dar taip. Parašė, kas neprisistatė, nežinau, kas čia po šitais skaičiais. Ačiū už nuoširdumą ir įkvėpiančias mintis, kurias išgirdau. Tad prisidedu prie visų padėkų, širdingai tau ačiū ir linkiu tau kuo gražiausiai ir labai tikiu, kad mes labai greitai tave sveikinsime. Ačiū labai už galimybę pasisakyti ir pasidalinti savo istoriją ir man tai irgi yra augimo dalis. Iš tikrųjų, tai ačiū labai už tokią galimybę ir labai faina visas matyti. Ir Jolita, nuostabios kelionės.
Niekaip neapsisprendžiu tarp dviejų dalykų blaškaus. Ar noriu pabūti su savim, su savo mintimis, pažiūrėti į tolį, ar noriu aplankyti viską, kas yra įmanoma per tas dienas. Nu, kas antrą dieną, taip gal, ne? Taip, ir Vilija, va, aš laukiau, kada Vilija prisijungs ir pasirodo čia pasislėpus Vilija. Tai padarom bendrą nuotrauką. Ar gali kas nors dar įsijungti kameras merginose? Ar galit kas įsijungti Aleks padarysi, nes aš per telefoną. Gerai, aš padarau taip ir tada paprašysiu, kad tu padarytumai. Padarysiu, kaip tu taip padarai. Jis pasislėpė visiškai, matau tik tai tavo šešėlį. Va, Viktorija. Rasita turi dar grįžti į eterį, Rasitos nesimato. Taip, Agne labas. Agne, tai kodėl aš nieko nejudinau? Taip. Gerai. Vilija, malonu. Va, metate po truputuką, merginos ruošiasi per visą tą laiką šitai nuotraukai. Nu, jau Matyt, makiažas daro. Dabar šypsome. Ar galėtų? 3, 4. Nuostabu. Tad apkabinimai visom ir ką, iki kitų pasimatymų. Ir linkiu labai